Turbūt tas maratonas ne tik žaidėjus veikia, bet ir trenerį. Nesinori galvoti jau analizuoti kažką, nes tas maratonas vis tiek savo duoda. Ir kada žaidi kas antrą dieną, aš manau, kad gali ir geležis sulūžti, ne tik tai žmogus išsiderinti. Ir dėl to, kad šiandien prastai žaidėm, tai turbūt gal jau ir yra kažkoks tai rezultatas būtent to viso daugybė rungtynių, bet turbūt reikia džiaugtis, kad yra pergalė ir jien buvo reikalinga, kad mes toliau eitume, dar turėtume galimybių kovoti dėl to trejetuko išėjimo ir manau, kad niekas mūsų nesmerks, kad mes šiandien tikrai prastai žaidėm. Šiandien tokia diena buvo. Reikia turbūt paminėti, jeigu jau įvardint, kas čia laimėjo, tai turbūt Rinkevičiaus žemaitiškas charakteris, kuris viską laikė savo rankose ir visi tie momentai žaidėjams sudaryti buvo iš jo pusės ir pats taškus pelnė. Daug dievų jiems sveikatos.
tai galiu pasakyti, kad tikrai Techasas žaidė šiandien geriau, nors rezultatas atrodo apylygis, bet manau, kad neturėjom mes laimėti dėl to, kad visiškai nenusipelnėm tos pergalės. Tiek žaisdami gynybai, tiek pridarydami šitie klaidų, tiek mesdami šitai baudas ir realizuodami metimus, tarkim, kuriuos iš po krepšio turbūt galime įmesti. Tai smulkus dalykai, jie yra dideli dalykai, tai Techasas to pasinaudoja. Nors komandos, manau, kad mūsų yra apylygis ir mes galim su jais gautis. Iš tikrųjų, nelabai gavo žaidimas, bet gerai kojomis ir gavos taip, kad laimėjom. Treneris tave nurodė kaip žemaitiško kraujo labiausiai šiandien suspyrusi ir trokštantį pergalę žaidėją. Tai nesumelau, iš tikrai žemaitiesis. O kas lėmė tokį stiprų šiandienos susityrimą? Taip, aš visą laiką stengiuosi būti užsispyręs. Kartais sekas, kartais mažiau, bet stengiuosi visą laiką. Prieš ką šiandien buvo sunkiausia kovoti? Prieš dar. Nežinau, ką. Mes kovojam prieš komandą, ne prieš kažkokius, tai ten visi stengiamės gintis kaip komanda, stengiamės kažkur tai biškį padėti jų stipresnius tos žaidėjus uždaryti. Manau, gynyboje gal visai neblogai gavos. Truputį puolimas gal šlubavo, bet, kaip sakiau, laiminga pabaiga. Labai smagu, 8 iš eilės, jau eilinė tapo.